Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Sveiki, Būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien esame Klaipėdoje. Šiandien susitinkame su interjero dizaineriu Dainium Žviniu ir jis mums aprodys savo įspūdingą naują individualaus namo projektą. Einame į vidų. Labas, Dainiau. Labas, Vyrai. Dainiau, papasakok trumpai pats objektas, kokio dydžio tai namas ir kiek laiko truko jums visą tai gyvenint, kur mes esam dabar nuo pačios idėjos. Pats namas yra 450 kvadratinių metrų, o idėją mes jau gvildenam 4 metus. Ne tai, kad gvildenam, bet įgyvendinam ir pagaliau įgyvendinam. Dainiau, kalbant apie patį projektą, kiek tau pačiam teko prisiliesti prie projektavimo darbų ir kiek prie viso interjero? Kur tu čia įsitraukiai? Papasakok. Taip, projektavimas prasidėjo nuo pat plano iš tikrųjų. Dar popierėje susistumdėm, kaip kas turi atrodyti, kaip vidus visas atrodys ir praktiškai tada pakoregavom fasadą, kuris ir taip buvo gražus, bet dar pagražinom, visi tik nuo to apsidžiaugė ir manau ir toliau džiaugiasi. O dabar esam virtuviai, tai pati visa aukščių idėja. Sklypas yra nuožulnus, dėl to teko namą dalinti į kelis lygius. Taip. Ir tiesiog išsprendėm taip, kad būtų sudalinta zonomis natūraliai. Svetainiai buvo noras turėti židinį, visų pirma. Namų jaukumas pilnai suprantamas. Pradėjau nuo židinio. Židinys mano atžvilgiu turėtų būti prie stalo. Na, jeigu kalėdos, tai visi švenčia, užsidega židinį, židinys spraksi, labai fainiai. Romantika. Taip, romantika. Toliau eina pramogų zona, kur kažkas dar valgo, kažkas jau gali sėdėti ir žiūrėti šventinės laidas. Ir visi tarpusavėje komunikuoja tiek čia būdami ir netgi virtuvėje labai patogus kaip padavimas zonomis tiesiog. Kaip apskritai reikia suderinti tokias skirtingas spalvas ir medžiagas? Aš visada vadovaujuosi gamta. Jeigu pažiūrėtum į gamtą, gamtoje nėra lygių spalvų. Yra lygus dangus, bet jeigu tu pakelsi viršų, ar tau bus jauku tenai būti? Ne, tikriausiai. Tai einam glaudžiamės prie medžių, kažkur į pavėsį, į pevelę, kur gėlytės aplinkui. Ir apsižvalgykit, kiek spalvų iš tikrųjų gamtoje. Tai dėl to man patinka daug spalvų įdėti. Tai yra gyva, tai yra natūralu, daug tekstūrų, čia ir marmuras, ir medis, ir viskas tarpusavėje dera. Reikia tiesiog žaisti. Iš tikrųjų, tai kalbant apie baldus, čia turbūt turim kaip ir vos ne galeriją, ar ne? Taip. Nes mūsų partneriai jau senai gerai pažįstami, Madame W, įsikūrė Vilniuje. Tai čia aš matau labai nemažai. Turim ir Flexformo ir Poliformo gamintojų, ar ne? Taip. Tai čia yra kaip atskiras meno kūrinys. Christopher Guy, ten kabo veidrodis priekyje. Kiek žinau, tai šios sofos yra apskritai vienas komfortiškiausių ir minkščiausių rinkoje. Patys užpildai yra... Pabandykite atsisėsti, aš atsisėdu, nebenorėjau atsistoti. Patys užpildai, žinau, yra pūkiniai, bet galima rinktis ir sintetinius. Čia atsisėdus su tokiais gamtos vaizdais, nelabai norisi kažkur tai eiti toliau. Čia turime Poliformo foteliuką, ar ne? Jisai vadinasi Santa Monica Lounge fotelis. Apskritai vieno žinomiausių architekto pasaulyje, tai yra Žanas Mari Masaud, būtent sukūręs, ar ne, šį foteliuką. Kaip sakoma, lakoniškumas bei komfortas viename. Prie stalo turime Poliformo kėdės Grace, na ir virtuvėje turim tas pastatomas kėdės, jos irgi yra Poliformo Sofilaito, tai būtent dizainerio Emanuelio Galinos sukurtas modelis, ar ne? Šiaip matau labai nemažai raugmenijos, iš tikrųjų mes vėlgi esam puikūs draugai su Rita iš Ritos gėlių. O, Rita, tai... Iš vis pas mane namie ir Strelicija kartu atsimenu su ją, kartu sodiname, tai jinai atsiminus pasakojo, man kažkada sako, dirbam Vilniui, grįžom į Prienus, žinai, ir man taip smagu, aš važiuoju kartais į Birštoną, sustojam pas Ritą, pasikalbam, pasižiūrim, kokių trąšų nusiperku, žinai, tas labai malonu, tai daug gyvos augmenijos ir čia, kas iš esmės vėlgi, daugiau gyvybės, ar ne, namuose. Tai būtent. Šaunuolė Ritos gėlės. Virtuvė man pirmą prasideda nuo funkcionalumo, kad būtų daug vietos gaminti, kad čia nusiploviai, čia iš karto iškepiai, patekiai ir kad būtų greita, kad eismas svarbiausia virtuvė. Ir aišku, gartrūkis. Dabar aišku, madinga nekabinti nieko. Taip. Kas yra faina, iš tikrųjų,
mažiau elementų, švaresnis interjeras ir praktiška. Ir sienos apdaila. Čia yra virtuvės tęsinys. Aha. Atrodo kaip siena, bet va, viskas darinėjasi, Taip. varstosi. Čia mes taip pat esam baldinę plokštę, bet iš tikrųjų čia yra siena atmušta baldiniam plokštėm. Ir Aha. užsilenkia link koridoriaus. Bet dar dėjote dekorą specialiai ant jos, Taip, net čia yra- autentiškumų išgauti. Taip, čia yra specialiai meistrų gamintas dekoratyvinis dažas. Dėtas atskirai ant kiekvienos plokštės. Čia šią produkciją šiais darbais pasirūpino įmonė Art Betonas ir Deko. Taip. Tai jos galima ir Facebook'e surasti. Ir viršuje, antrame Ir aukšte viršuj turime irgi. matysim daug sienų. Ir darbo kambarį. Iš tikrųjų labai praktiškas, jisai nesibraižo. Ta prasme, vandeniui atsparus. Teisingai, čia žinai, ar surblys koks atvažiuot gali ir dar kažkas. Čia bet kur galima, grindis daro iš jo. O čia turim vėl prie pasitikimo erdvės grįžtam, patekimas toks kaip į botanikos sodą. Nepapasakok, iš kur tas gėlės, iš kur ta gamta. Geras. Gamta. Kaip tokia Čia idėja kaip- kilo? Ta pati Alisa stebuklų šalyje. Atidarei durelės ir atsidūrei kitam pasaulyje. Tai svečius ant majusgi visada norisi pažaisti, kai čia ateitum, nustebintum svečius, kad būtų wow. Naudoti tie patys dekoratyviniai tapetai, paslėptas apšvietimas, marmurų imitacijos paviršiai, visur marmuras ir daug veidrodžių. Dainiau, dar kalbant apie medžiagas, aš apskritai esu parketo fanas, ąžuolas man yra kažkas tai tokio. Taip, malonu prisiliesti, pajaustumėte, jisai yra šukuotas. Jūs čia pasirinkot įmonės medžio stiliaus, tos rastik tipo, ar ne? Taip. Būtent lenteles. Rastik. Papasako, kaip būtent šita spalva ir šita medžiaga čia atsirado šituose namuose. Visų pirma, norėjau eglutės rašto. Eglutės raštas man asocijuosis klasika, klasikinių interjerų, su senais laikais. O viskas, kas sena, man yra jauku. Būtent parketas jisai apskritai kuria savo istoriją, ne kažkiek dėvisi. Taip, tai tegul dėvis, kažkoks tegul dar labiau įdaužimas. susibraižo, ten pasitrina. Kaip sakyt, ta autentika jinai Taip, iš taip. savęs gimsta vis toliau. Tegul takelis atsiranda, nežinau. Džiugu, kad iš tikrųjų Bet kas? medžio stilius pasirūpina šitą produkciją. Taip, tai čia, Dainiau, turim darbo kambarį, ne? Taip. Ir jisai turi savo atskirį šeimai. Na kaip, jo gal ne visai pavadinsi darbo kambarį. Nu čia poilsio kambarys. Poilsio kambarys. Poilsio. Realiai čia kaip draugų kambarys, kaip atsiskyrimo kambarys galbūt. Aha. Dainiau, čia tokias įtraukėt britiškas spalvas, kaip tos telefono būdelės, Taip, juoda, taip. raudona. Londonas mėgstamiausias miestas mūsų visų. Ką čia pamatysim, nes jau aš vis, kaip sakant, Čia pamatysim Noriu dar vieną paslaptingą patalpą. Pramogų kambario pratęsimą, sakyčiau. Aha. Kur viskas vėl toliau juoda, ryšku. O man patinka netaisyklingos formos. Vat ir sofa labai gražiai įsipaišė. Ir galima laisvai tiesiog žaisti, kaip gamtoje. kaip sakyt, gyvenam tik vieną kartą, tai reikia nugyventi įdomiai. ne? Žinoma, Kam tų žinoma. Standartinių kambarių. Tai Gerai, tai ką, mes lipam į viršų, labai gražus turėklai, labai švelnus, čia Dėkui. turbūt irgi buvo nemažai veiklos, kaip tokius padaryti, taip, iššlifuoti, išlenkti. kompetitingi meistrai. Turime Padarė. Lietuvoje gerų meistrų, ne? Labai. Čia gyvena mergaitė, Aha, tai tokia jūros tematika. toks ramesnis kambarys, mums patinka šitie tapetai. Tai mano mėgstamiausia, aš visur dabar Ne? naudoju. Gerai. Ir jų yra tokių įvairių. Ir čia irgi šitus baldus, visus šitas lentynėlės gamino Viskas pagal yra man- specialų užsakymą. Taip, taip. Tai įmonė gobana.lt pasirūpino visais. Visais korpusiniais baldais ir metalo dirbiniais. Na tai aš su Gobana esu kalbėjęs, tai sakė, Dainiau, visi tavo projektai nėra lengvai įgyvendinami, Ne, bet po ne. to rezultatas, sakė, visą laiką Visi džiaugiasi. visi džiaugiasi. Tai sako, na, Dainius tai yra dizaineris, su kuriuo visada norisi viską įgyvendinti iki smulkmenų. Ir, na, aš pats žinau, kad Gobanos įmonės, na, pagrindinė stiprybė tai yra būtent tas išskirtinis dizainas. Šitam name Gobana minėjo, kad tai yra ne vienas momentas, kur reikėjo jiems pasukti galvą ir apskritai visai jų komandai, tai yra būtent dizaineriams, technologams, gamybai. Trumpai apie įmonę Gobana, tai šiais metais jiems suėjo 20 metų. Taigi šiai dienai jie įgyvendina bet kokio sudėtingumo projektus. Visus namus gali apstatyti baldais, sieniniais skydais, integruoti skyduose duris, na ir kiekviename balde yra svarbus smulkios detalės. Čia turime tada vaikų samazgą, ne? Taip. O, turime vonę pirmą šitam name. Pirma vonia su burboliukais, su viskom. Gerai. Kad galėtų visi pasinaudoti, ne tik vaikai. Super. Mini spa. Čia
Čia tą dekorą, matau, naudoja tikrai visur. Ar deko ir betonas dominuoja, ne? Taip, dominuoja, kadangi labai praktiška, jauku, iš tikrųjų labai, kaip pasakyti, šilumos suteikia, nelygios sienos. Tai ką, dabar čia užeinam į tėvų jau, ar ne, pagrindinį atskirą butą name. Taip. Čia turim daug spalvų, daug veidrodžių, na, kaip sakant, jau gražiai atrodantį drabužinį. Čia moterų rojus. Gerai, o toliau čia yra vonia, o čia užeisim jau į... O čia miegamasis? O čia jau miegamasis. Užeisim į miegamą. O čia nuostabus Ritos gėlių paveikslas natūralus, kaip sakant. Neatsimenu, kaip jie juos vadina. Čia yra konservuotos samanos. Čia yra konservuotos samanos, jos yra gyvos, bet jos visą laiką taip pat ir atrodys, ar ne? Taip. Labai gražu. O, super. Nu čia vaizdai tikrai įspūdingi, jauku, daug šviesos ir atskirimą tą tokį padarėt, ar ne, kad tu jį... Taip, o čia buvo didžiausias iššūkis iš tikrųjų. Papasakok. Namo gale turim labai didelį langą, vaizdą į gamtą ir norėjusi išnaudoti visą tą erdvę. Nenorėjusi nei truputį atiduoti kokiai rūbiniai ar sanmazgai. Tai tiesiog atskyriau visą galą, bet padariau tokią virtualią, ar kaip čia butaforinę pertvarą, kuri tuo pačiu atlieka ir dekoro funkciją ir šiaip funkciją galima susidėti savo kažkokius tai iš kelionių, tarkim, surinktus jo dalykėlius ar meno dirbinius. Tu ateini iš visų pusių, kur išėjai, gali grįžti ratu, pareiti, nenuobodžiai gaunasi. Na, iš tikrųjų jo, čia daug įdėta meilės ir pastangų, aš matau. Kol keliaujam po šios nuostabius namus, paminėsiu Jums vieną pagrindinių mūsų viso sezono partnerių, tai yra įmonė Krinona.lt. Krinona tai yra namų technikos parduotuvių tinklas, kur galite rasti nuo robotų siurblių, kavos aparatų iki bet ko reikia namam ir smulkių dalykų. O viso sezono metu Jums, mėly žiūrovai, galioja 15% viskam su kodu BOOSTANATOMIJA15. Tai drąsiai naudokitės kodu ir pasižiūrėkite, ką gali Jums pasiūlyti namams ar gal biurui, mažam biurui, dideliam, Krinona.lt. O čia mes dar turim ir vieną sanmazgą, ar ne, pagrindinį sanmazgą. Jeigu neklystu, matau ten ir garinę pirtelę? Taip. Geras. Aš labai iš tikrųjų sveikinu žmonės, kurie tokius dalykus pasidaro namuose ir naudoja juos iš tikrųjų. Taip, būtent, kad naudoja. O garinė pirtis, tai žinai, paprasta naudot, paspaudai mygtuką, garas 15-10 minučių ir tu turi gerą jausmą. Jaukų vakarą. Pailsėt po sunkios dienos. Super, tikrai labai gerai. Iš tikrųjų, tai labai nemažai ir santechnikos, tai dar pagirsim ir mūsų vieną partnerį, tai yra įmonė Top Deal. Jie įsikūrė Kaune, bet dirbo su visa Lietuva, sako, mums nėra iššūkių. Iš tikrųjų, Top Dealas čia tiekia visą santechniką ir matosi tikrai viskas apgalvota, nuo idėjos pačios, jūs ten su jais irgi sakė, daug turėjo derinimo, ką pastatyti, kokią produkciją, spalvos ir taip toliau. Nu, kaip pasakyti, iššūkių turbūt čia buvo ir jam, kai toks nuostabus projektas, bet, kaip suprantu, susitvarkė puikiai ir parinko turbūt ir kokybės prasme, ir kainos geriausius gamintojus ir sprendimus čia, ar ne? Taip. Dainiau, tai papasakok tau, šis projektas, 4 metai, 400 grubiai ar ne kvadratinių metrų. Taip. Didžiausias toks vienas iššūkis, bet tuo pačiu ir dabar gal ir džiaugsmas, ar ne? Kas tokį, ką tu išsinešiai, žinai, pagalvoji apie šitą projektą ir kokia tau pagrindinė mintis? Sunku buvo tikriausiai įeiti į temą, nes namas netaisyklingos formos ir, žinoma, klientų poreikiai, klientų charakteriai ir visą tai suvesti į visumą, pataikyti, ko žmogus nori, suprasti ir kad pačiam dar patiktų, tai yra didžiulis tikrai iššūkis. Dainiau, nuostabus projektas, man iš tikrųjų labai žavu, kaip tu esi gerąją prasme pamišęs dėl detalių. Žinai, minėjai visas formas, siūlės, dalykus ir iš tikrųjų tikrai, aš pasikartosiu, bet sujungti tiek daug skirtingų detalių, gamintojų, medžiagų, tai yra tikrai didžiulis iššūkis. Man asmeniškai patinka, jausmas tikrai yra geras ir aš įsivaizduoju, kad tikrai džiaugiasi ir užsakovai, o tau palinkėsiu, Dainiau, nemažiau įspūdingų projektų. Kartais gera grįžti ir į paprastesnius, tai nepabijok jų, bet kūrybinio tau įkvėpimo linkiu ir manau, kad tikrai dar su tavim pasimatysim sekančiose mūsų laidose. Ačiū tau. Labai ačiū.
Dažnai žiūrovai mūsų klausia, kaip mes keliaujame į savo filmavimus. Būsto anatomijos komanda šį rudens sezoną keliauja su naujoji Volkswagen Tiguan. Net 652 litrų bagažinė mums leidžia susikrauti patogiai visą savo filmavimo įrangą. Šiame modelyje galima rasti ir masažinės sėdines. Po intensyvių filmavimų mes patogiai keliaujame atgal namo ilsėti. Taigi, jeigu norite patys išbandyti šį naują Tiguan ar kitą Volkswagen modelį, informaciją, kaip tai padaryti, rasite čia. Dabar pasikalbėsime apie tai, kaip teisingai išsirinkti užuolaidas bei baldus namams. Apie tai mums papasakos įmonės Audrineta bei Gintaro baldai specialistai. Labas, Rasa. Labas. Man visą laiką smagu pasikalbėti su Audrineto specialistais, audinių ekspertais, nes mes dažnai savo laidoje sulaukiame klausimų, kur pasirinkti kokias užuolaidas, kur kokios romanetės, turim aukštas lubas, yra tokios ir tokios problemos ir dėl to mes ir turime šią specialisto rubriką. Tai Rasa, koks čia šiandien yra projektas, trumpai apie jį. Kaip matote, projektas yra gan išskirtinis. Pasižiūrėkime, aukštos lubos, šlaitiniai langai, pasirinkta lubiniai bėgeliai. Tai pačios užuolaidos buvo pakabintos ir užfiksuotos, kaip matome, jos tikrai gražiai glotniai krinta. Pats audinys buvo parinktas pakankamai tankus, nes matome priešais kaimynai yra, tai tarkim dienos metu, kas vyksta viduje, tikrai nieks nesimatys. Šie svetainiai panaudojat ir naktinės užuolaidas, taip, ir naktinės, kad... Nes kitas namas yra irgi šalia, tai yra norit vakare iš jūsų susidaro. Taip, ir vakaro metu, tai vat, galiu net ir patraukti, tai tikrai suteikiamas privatumas. Anksčiau žmonės rinkdavosi senesnį variantą, tiesiog vamzdį su žiedeliais ir tos užuolaidos traukiodavosi gan sunkiai ir garsiai, o dabar, tarkim, aš traukiu, žiūrėkit, kaip glotniai, švelniai jos juda ir tikrai nereikia jokios jėgos naudoti, labai viskas puiku. Tai būna tiesiog dar storesnio profilio bėgeliai, kurie išlaiko sunkesnės užuolaidas, bet čia nesirinkom to profilio bėgelio, kadangi mūsų pačios užuolaidos yra lengvos, dieninės, tai tikrai tinka tas mūsų klasikinis puikus bėgelis. Taip pat buvo galima pasirinkti ir elektrinį bėgelį, bet kadangi klientas neturėjo didelio poreikio išmaniems namams, kurių viena sudėdamųjų dalių yra elektriniai karnizai, tai dėl to pasirinkom būtent šį sprendimą. Tai virtuvės zonoje pasirinkome romanetę montuoti, kabinti, kad išsilaikytų ta pati stilistika su svetainės užuolaidomis. Pasirinkome tą patį audinį. Žinoma, galėjom rinktis ir kitus sprendimus, dėti galbūt medinės žaliuzės ar roletus, bet tikrai garantuoju, tai nebūtų toks puikus rezultatas, kaip matome dabar. Reikia, žinot, mes galim visada pasikelti, jie puikiausiai gražiai kyla, klostuojasi, klostės idealiai, reikia atsidarom langą, ar viršų, ar plačiai, ar išsivalyti reikia, ar plaunam kažką, nieks nesitaško, o tarkim vakarui atėjus, iki pat apačios galim nusileisti ir nieks mūsų nemato, ką mes veikiam viduje. Tai čia ateiname į vaikų kambarį. Norėjo labai, kad vaiko kambarys būtų išskirtinis ir akcentas būtų būtent užuolaidos. Tai dėl to pasirinkome smaragdo spalvos atlasinės blekautinės užuolaidas, kurios tikrai kontrastuoja ir su sienom, ir su grindim, bet puikiai susipina ir rekomenduočiau tikrai nebijoti tų spalvų ir dabar klientai tikrai nebijo ir prašo kažko išskirtinio įvesti į namų jaukumą. Pats audinys yra, kaip ir minėjau, blekautinis, tai užtikrina privatumą tiek nakties metu, kuomet pilnatis šviečia mėnulis, tai užtraukus tas užuolaidas. Ar šiaip galų galia šviestuvai iš gatvės? Ar šviestuvai iš gatvės, taip, ar rytinė saulė, kuri tikrai čia nusimato, šviestų. Tai tarkim, tikrai labai funkcionalu ir puiku. Iš tikrųjų, naktinės užuolaidos gali būti ir blekautinės, ir dimautinės, čia pasirinkom blekautinį variantą, dabar labai yra madinga ir gražu iš tikrųjų lininės užuolaidos, lininės naktinės užuolaidos, bet jos yra dauguma pakankamai pralaidžios, todėl mes siuvame ir pamušalą, taip užtikrindami lygiai taip pat privatumą ir vakaro metu, ir ryto.
Mes pasikalbėjome apie Žoldą su Rasa iš Audrinetos, o dabar laikas pasikalbėti apie baldus ir jų pasirinkimą namuose. Eisime pakalbinti įmonės Gintarų baldai atstovą. Labas, Vilma. Sveiki. Pasikalbėjome apie audinius, noriu tavęs paklausti apie baldus šitame projekte. Šitas objektas mums jau pats padiktavo, kokį stilistiką mums pasirinkti. Šiame projekte, kiek žinau, buvo labai svarbus biudžeto suvaldymas, ar ne? Tilpti tam tikrą sumą ir eiti gyventi kuo greičiau. Tai žinau, kad galima rinktis akmenį, klef tipo stalviršius, ar ne? Ką panaudojate čia, nes atrodo super gerai iš tikrųjų ir gana prabangiai. Taip, tai yra pasirinktas stalviršis, kažkiek gal pigesnis stalviršis, bet jis turi akmens imitaciją ir tikrai atrodo vizualiai labai gerai. Kadangi jau nusprendėme daryti minimalistinį dizainą, modernų, tai pasirinkome frezuotas rankenėlės. Ganėtai modernus, bet labai praktiškas dalykas. Rankenėlės, kai įmama, palieka daug vandens žymių, nešvarumų, jas valyti sunku, o čia yra labai patogu, galima tiesiog valant visą fasadą ir nuvalyti ir šitą rankenėlę. Vilma, matau, kad stalas sujungtas su salele, tai aišku leidžia turbūt, kai yra daugiau žmonių, gaminant bendrauti, čia sėdi žmonės ar draugai, kažkas gamina ir taip viskas susijungia į vieną visumą. Bet čia matau, naudojate jau kito tipo medžiagą. Kas tai yra? Tai yra natūralus grūdintas akmuo, turi funkciją, kuri prasilgina net iki 2 metrų ir atvykus svečiam galima daugiau susidinti žmonių ir turėti smagiai jaukią vakarienę vienoje didelėje erdvėje. Kalbant apie svetainės zoną, taip pat pasirinkome grūdinto akmens staliukus kavos, kurie dera su mūsų valgomąja zona. Sofa buvo pasirinktas labai kokybiškas audinys, nes mes tikrai daug laiko praleidžiame ant savo sofos. Pasirinkome 3 grupės audinį. Kokybišką, atsparų. Tai reiškia pats atspariausias, ar ne? Tai pats atspariausias tikrai brėžimams ir bėgimas, jeigu kažkas ir išbėgtų, tikrai nereikia bijoti, eitų nuvalyti viską. Tikriausiai niekam nekyla abejonių, kad miegamojo zona yra labai svarbi. Taip. Nuo to, kaip mes įsirengsime miegamai, priklauso mūsų poilsio ir miego kokybė. Kaip tu patartum teisingai išsirinkti čiužinį kokybišką miegui? Visada prieš įsigijant čiužinį rekomenduojame žmogui pagulėti ant jų, pajusti, kokio būtent kietumo, minkštumo reikia čiužinį, pažiūrėti, kaip išlinkis yra jo stuburė, nes tai yra labai svarbus. Stuburas visada, kai guli žmogus ant šono, turi eiti tiesiai. Tai šitą pajusti, nes tai yra labai svarbu mūsų ne tik poilsiui, miego kokybei, bet ir sveikatai. Vilma, ačiū tau, tikrai nuostabus patarimai ir laukiame sekančių jūsų projektų. Ačiū Jums. Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje.